kai baigiau mokslus, stojau 2 universitetus iš karto vienu metu, nes atsimenu dar 8 klasėje rašydama rašinėlį. Baltai pavydėjau tiem žmonėm, kurie žinojo, kad nori tapti daktaru, nori tapti teisininku. Aš tada rašiau, kad einu kryžkelę ir nežinau, kurį kelią pasirinkti. Todėl ir būtent būdama jau brandi, pasirinkau tos 2 kelius, kuriuos sekėsi pabaigti, įgyvendinti, bet jau gal net ne po mokyklos, jau po universiteto, dar didesnį brandai suėjus. Viską turiu. Čia šeima, taip, viskas gerai, gražu, bet tie profesiniai tikslai ir siekiai ir svajonės lygiai taip pat sėkmingai kažkaip tai pildėsi, išsipildė. Tai pat, esu kas esu ir vienareikšmiškai kas esu dabar, tai yra rezultatas tų svajonių. Manau, kad pasiekiau tikslus 500%. Nes nebuvau tokių tikslų įsibrėžęs, kokius pasiekiau. Na, aš manau, daugiau mažiau pavyko, aišku, tie tikslai keitėsi be gyvenant. Tiesiog su nauja patirtim, su naujais pasiekimais keitėsi ir tikslais. Bet, na, tikrai nepasikeitė 100% į kitą pusę. Aš esu ten, einu į tą pusę, į kurią ir norėjau eiti. Šiaip jau visą gyvenimą turėjau labai aiškų planą, labai mėgau gyventi pagal aiškią sistemą, aiškius kriterijus, labai aiškius tikslus, viskas buvo labai tiksliai suplanuota. Ir kai išgirsdavau kitų žmonės sakant, neplanuok, nes, kaip ten sako, tas, kas kuria, tas tik pasijuoks iš to, tai galvodavo nesąmonės, tinginių šnekos. Bet iš tikrųjų pastarieji metai buvo tokie gerai prasme lūžių metai, kai viską reikėjo nuo nulio pradėti. Ne savo valia, bet kito žmogaus valia ir tai buvo vienas geriausių sprendimų mano gyvenime. Ir įrodymas, kad iš tikrųjų kartais būtent neplanuoti dalykai yra patys geriausi, vertingiausi, reikalingiausi tavo gyvenime ir vedantis teisingiausiu keliu. Mano tikslas buvo tobulėti ir jisai kaip ir net nesustojamas yra. Galutinio tikslo kaip ir aš nepasieksiu šitoje srityje, bet tai mane vis skatins toliau judėti, mokytis, siekti savo tikslų. Visi galvoja, kad būsiu žurnalistė, bet turbūt tam tikro lygio žurnalistė esu. Kiekvienas sutiktas žmogus, aš jį prisimenu kiekvieną dieną. Ne kiekvieną, tapsime, aš jį prisimenu. Kiekvieną žmogų, kurį sutikau pakeliui. Net labai dar turiu ką vertinti. Laukiu. Ir tikiu, kad jinai bus labai smagi. Įtempta. Bet džiugi mums abiems. Skrisime toli, kur visą laiką yra šilta, žydra jūra, baltas smėlis ir gera nuotaika ir daug saulės. Tai savo tėčio susijaudinimą, tikrai tokio susijaudinusio jo nesu gyvenime mačius. Ką toliau? Toliau savo be galo gražų vyrą, be galo gražų. Turbūt irgi buvo toks pats gražus, kaip pirmą kartą jį pamačiau, ir dar gražesnis. Ir vienareikšmiškai atsimenu tą žodį taip. Buvo baisu ir buvo labai juokinga. Norim, kad ta šventė, kaip ir sakiau, jinai būtų linksma ir mums abiems ir būtų proga padėkoti tiems žmonėms, kurie yra artimiausi, geriausi mūsų draugai, šeimos nariai. Dar turiu daug laiko, tai bandau neįsivaizduoti per daug. Bet tikiuosi, kad viskas bus taip, kad patiktų man svarbiausiam žmogui. Ne tiek man, jeigu jam patiks, tai ir man savaime patiks. Kokios bus, tokios bus gerai, kad ir cepelininės. Bus labai gražu ir taip.
orui nekeliu reikalavimą, bet tikiuosi jis bus geras. Manau, kad meilė yra tam tikrų jausmų darinys. Aš nežinau iš tikrųjų, kas yra meilė, bet manau, be pagarbos, supratimo meilės nėra. Tai yra ta jėga, kuri veda judėti į priekį, kuri verčia pasirūpinti savo artimu, savo globotiniu. Tai yra tai, dėl ko sukasi pasaulis. Todėl, kad kiekvienas mes turim grąžinti kažkokią skolą, tai jeigu darysit kažką prasmingo, tai skola bus grąžinta. Meilė reiškia laisvę, o laisvė reiškia, kad gali daryti tai, kas tau patinka ir miela. Reikėtų gal kažkokių gilesnių žodžių pagalvoti. Meilė yra gal vienybė, kuri vienyje ne tik du žmonės, bet ir visą visuomenę. Begalybė. Nes nuo vaikystės esu susijusi, dalyvaujusi Rotary šeimoje. Ir mane idėjos ir tikslai paskatino prisijungti ir toliau judėti kartu su jais. Rotary, todėl kad man tai siejasi su šeimos supratimu. Mano tėtis buvo Rotary ir būtent dėl to aš atsidūriau Rotarakte. Rotary bendrai yra vadinama šeima ir dėl to aš noriu būti to šeimoje. Žmonės skleidžia gėrį ir aš tikiu tuo gėrio skleidimu ir gerų žmonių susibūrimu, nes tik tokiu būdu, mano manimu, pasaulis bus geresnis. Yra nuostabių jaunų žmonių klubas, kurius visus vienyje šiek tiek panašios gyvenimo vertybės, panaši patirtis, bet kartu dauguma yra labai ir skirtingi. Tai labai smagu tokioje bendruomenėje būti. Ne, iš tiesų tai aš supratau, kad aš galiu ne viena įgyvendinti savo svajonės, padėti žmonėms kitaip, negu aš padedu dabar. Dėl to, kad Rotary man kaip šeima. Yra daug priežasčių, dėl kurių galėčiau parivardinti daug, bet matyt, jeigu reikėtų rinktis dar kartą, neabejodamas pasirinkčiau Rotary. Aš galvoju, kad Rotary apskritai, Rotary šeima yra ir ta bendruomenė, yra tokia bendruomenė, kurioj žmonės susirenka supratę, kad jų turtas, jų talentai ir jų idėjos jiems patiems nepriklauso ir kad jie gali tuo dalintis ir kartu susijungia, supranta, kad buvimas toje bendruomenėje yra pridėtinė vertė viso to, ką jie turi. Tai kaip sakiau, supratimas, kad ne viskas tau priklauso asmeniškai, o tai yra visuma daugelio aplinkybių ir nugyvento gyvenimo, kuriuo tave tos aplinkybės veda. Ir tuomet supratimas, kad bendruomenėje gali nuveikti daugiau. Tai Rotary yra viena iš tų bendruomenių, kuri padeda taip gyventi. Todėl, kad turbūt atėjo laikas padaryti kažką gero. Ir tai yra priemonė, įrankis. Gilus, platus klausimas iš tikrųjų. Anksčiau tai reiškia konkretų projektą, Rotary akademija, kurios pagrindais įvyko pažintis su Rotary.
didžiulė labai graži patirtis. Vėliau tai tapo konkrečiai žmonėmis, kurie buvo rotariečiai. Gražios svajonės, gražūs projektai, gražūs siekiai, reikšmingi darbai, ne vienadieniai pasiekimai, autoritetai ir prasminga ateitis iš tikrųjų, perpetuum mobile. Kad mano rotarė asocijuojasi su gilesne prasme darbų, kuriuos mes galime padaryti. Darbų, ne tik tais tų darbų, kuriuos tu eini kiekvieną dieną į darbą ir kažką tai darai ir sukuri, bet tų darbų, kuriuos tu gali padėti žmonėm, kuriem gali duoti tai, ką tu turi, ir platesniam žmonių ratui, kuriem reikia to šilumos ir to tavo darbo, kuris jiems gali padaryti teigiamą įtaką. Todėl, kad daug priežasčių. Daug. Viena iš jų, kad iš tikrųjų daug rotariečių, turėjau labai gerų daug pavyzdžių rotariečių, kurie aš mačiau, kokie jie yra žmonės, kad visgi Rotary kaip projektas, kaip klubas savo egoizmą verčia suspausti ir pažvelgti į kitus. Kad ir kiek daug gyvenimo būtum pasiekęs, visgi reikia žvelgti ir padėti ir gyventi su kitais ir šis klubas tą padeda įgyvendinti. Geras klausimas. Turbūt už tai, kad sugebėjau išlikti, kai to reikėjo, kai nebuvo lengva. Turėjau daug pagalbos, bet padėkočiau savo už tai, kad sugebėjau jos paprašyti ir ją priimti. Nenustot tobulėti. Ta šeima ir bendruomenė. Ir tą supratau būtent vienas sunkiausių savo gyvenimo akimirkų, kai žinau, kad yra tiesiog grupė žmonių, kurie mane palaiko. Kodėl rotaraktas? Todėl, kad jaučiuosi daug gavęs, todėl norisi dabar kažką atiduoti, taip pat kitiem. Na, net nežinau, galbūt atrasti savo vietą, bet visai neseniai tai pavyko padaryti. Per mažai padarot, chebra, per mažai. Prigavai, tu mane supranti. Rotaraktas man yra mano gyvenimo dalis, mano šeima. Tie žmonės visi yra labai skirtingi, visi yra labai ambicingi, skatina tobulėti, eiti į priekį. Tas gėrio skleidimas dar labiau skatina būti gerai, skleisti grožį. Tai meilė viskas eina. Sėkmės. Palinkėčiau sėkmės. Aš ir palinkėčiau, kad ateitų su tokia nuostata, su noru dalintis, su noru sukurti kažką, kas yra bendras kūrinys ir teiktų gėrį, ir kurtų gėrį bendruomeniai, kuriai galbūt ne taip paprasta, ar ne taip lengva, ar yra tiesiog sunkiau gyvenimo keliu eiti. Tai žinoti, kas yra aplinkui ir siekti daugiau. Tu esi mano Rotary draugas. Tu esi mano Rotary draugas. Jūs esate mūsų Rotary draugai. Kaip klausimas suprasti? Ne, Rotary nariai tarpusavy yra šeima, o Rotary draugai tai yra Rotary draugai, nežinau, projektų partneriai, pavyzdžiui, žmonės, kurie idėjas pasiūlo.
žmonės, kurie vertina, kurie paremia Rotary projektus. Tai yra draugai, kurie palaiko, žmonės, kurie palaiko iniciatyvas, idėjas. Įvairiom prasmėm. Ne tik žodžiais, bet darbais. Žmonės, kurie ateina visą laiką susirinkimus, kurie visą laiką parašo laiškus, kurie atsako, kurie paskutinę dieną padaro absoliučiai viską, kad visi projektai būtų nuostabus. Laiku atlieka pavedimus. Kelia telefonus, kai skambina kolegos. Jie tikrai Rotary draugai. Ir palaikinimo nuotraukas. Taip. Ką jūs linkėtumėt naujajam mūsų prezidentui? Kurti, statyti, įtvirtinti. Nes tai yra pagrindiniai dalykai, kurie tenka kiekvienam prezidentui kaip pareiga, kiekvienais metais. Kiekvieni metai yra tam tikra prasme kaip visiškai nauja pradžia. Ir iš dalies tai yra prieš tai buvusių įtvirtintų tradicijų tęsimas. Galbūt šiek tiek naujai. Bet esmė, kad principas ir tikslas išlieka tas pats. Tvirtinti klubą visom gražiom, teisėtom, teisingom priemonėm. Suburti ir pritraukti. Ir išlaikyti.